Sveiki. Prasideda mano kelionės dalis į Kambodžą. Turėjau dėję sustoti Kuala Lumpūre, Nakvynė oro uoste, nes Reižė man pakišo koją, pakilnojo man skrydžius taip, kad man jie nebetiko pagal laiką ir man teks lik nakvot oro uoste, kur aš nakvosiu, aš dar parodysiu. Ir kas žiūrėjote anksčiau, čia yra mano nenutrūkstama kelionė, aš dar negrįžau namo, tai yra praleidau 3 savaitės Šrilankoje, o dabar praleisiu be vienos dienos mėnesį Kambodžoje. Perėjau į tarptautinį tranzitą, čia aną kartą dariausi masažus, aš dabar jau grįšiu darytis, nes lieku nakvoti oro uoste. Lieku nakvoti ne ant kėdučio, o kapsulių viešbutyje. Jį man reikia dabar čia kažkur tai susirasti, pasidėsiu daiktus, nes aš išsinuomau 12 valandų, o tai reiškia, kad mano 12 valandų dar neprasidėjo. Zona labai didelė, čia ir restoranai, ir kavos, kas tik tai nori. Žodžiu, tai manau laikas labai neprailgs, internetas nemokamas. Tai va, dabar einu ieškoti savo kapsulytės, kad pasilikti sunkiąją kuprinę ir galėčiau čia pasiganyti. Kadangi aš per sena jau šitaip nakvoti oro uoste, tikrai per sena, tai dėl to paaukosiu 57 euriukus už 12 valandų poilsio su dušu, lovytę, ko ištestam, bet jau taip tai jau negulėsiu. Pasiprašiau, kad pasaugotų mano kuprinę, priėmė, viskas gerai. Dabar einu pasiganyti, turiu tokias porą valandžiukių gerų, ramiai savo pabūt, pasivaikščiot, gal užkas kažko. Tada galėsiu jau grįžtus čekiant, eiti savo kapsulytę prie kompiuterio. Burger Kinge, oro uoste, maistas kainuoja pigiau negu turbūt Vilniuje, tam pačiam Burger Kinge Akropolį. Aš užsisakiau dabar 2 ten su sūriu, su jautiena komplektą, ten bulvytės kola 6,40 €. Normaliai. Va, kaip Malaizija išsprendė šiaudelių plastikinių nenaudojimą, kaip padaryti. Padarė tiesiog dangtelį, kuris yra kaip gertuvės dangtelis, nereikia jokio šiaudelio, normaliai. Smart. Va, trumpa ekskursija. Tai žodžiu, ten iš šoniuką nueini tualetai dušai. Čia tualetai dušai va taip va atrodo, normaliai, kai normaliam viešbutyje. Aš buvau pasiprašysi apatinės kapsulės, nes šie kapsulės labai aukštos, galima va tokiais laiptukais užlipti. Aš pagalvoju, kad su kuprinė man bus lengviau, tai mano numeriukas gavau 159, tai va, čia mano kapsulytė, ten tipo pasidėti lagaminą kažką, įlendi, pamiegi, išsimaudai ir, žodžiu, keliauji toliau. Tai šitos malonumas 12 valandų 57 euriukai, bet tau niekur nereikia išvažiuoti, tu esi ten, iš kur skrendi, žodžiu, niekur bastytis nereik. Nu va, aš savo kapsulytę jau išsimaudžius, išsidušinus. Iki skrydžio man dar liko 12 kokių valandų gerų, daugiau gal 13. Tai aš dar čia bandysiu prakimarint, padarysiu biškį kelionių pasiūlymų, pabandysiu pamontuoti truputėlį buvusios kelionės pabaigą Šrilankoje ir kažkiek pamiegot būtų neblogai visai. Labas rytas, kažkiek pamiegojau, man yra sudėtingas su miegu prieš skrydžius, tai varčiaus, aišku, laiko skirtumas, kuris vėlgi neleido užmigt laiku, žodžiu, kažkaip prasivarčiau, bet, išgyvensiu, tai jau kavą užsisakiau, o išėjau iš kapsulių likus 2 valandom iki skrydžio, tai aš savo ramiai dabar pagersiu kavos, truputį užkasiu ir eisiu prie savo varto, kurie nėra čia labai toli. Viskas į Reižę, lipam. Valanda 55 skrydis, pasitikslinau ir aš būsiu Kambodžai. Ir aš jau čia nusileidau. Aš esu jau pasiruošus elektroninę vizą, elektroninę atvykimo kortelę. Labai tikiuosi, kad kažkur tai labai nestriksiu, nes lyg ir viską teisingai pasiruošus esu. Tai reikės tik tais ieškoti greitai SIM kortelės internetui ir reikės įsikeisti smulkių truputėlį, nes čia dolerius priema ir rylus. Ir aš labai tikiuosi, kad man čia labai blogų kursų neiškeis, nes rylų reikėtų bent smulkiom išlaidom turėti.
Aš labai žiauriai greitai čia susisakau, mes dabar išėjom, tai pradėjau daryti eilę prie Visa on Arrival, kur vietoje pildaisi, o ten, kur elektroninės vizos, tos, kur iš anksto pasiruoštos kaip ir mano, tai nebuvo iš vis eilių. Žiauriai gerai. Aš dar galvojau, ką čia koks skirtumas darysiu, tipo, vietoje tą vizą. Ir paskui likus keliom dienom persigalvojau ir visgi pasidariau. Žiauriai džiaugiuosi, nes aš čia nieko iš vis neužtrukau. Kursas toksai, kad $1 iškeičiau į 3900 Khmer Riel, Kambodžos rielus. Tai žodžiu, iškeičiau $300, gavau 1 170 000. Vėl bus turtinga milijonierė. Mane čia pasigavo tuktukų vairuotojas, žodžiu, siūlė už $9, radau appse vienam, kad 5, tai sakė, už 5 mane nuveš ten, kur man reikia. Ok. Tai laukiu dabar mano tuktuko vairuotojo. Čia truputėlį tuktukai tokia erdvesnė atrodo negu Šri Lankoje, ten galėjo truputėlį daugiau vietos kojoms. Bet aš pabūsiu keleivį šį kartą, nebūsiu vairuotoja. Tai va, tai mane turėtų to atveš, žodžiu, už $5 sudarėtus. Viskas, lekiam. Į tiesėje, čia 10 km maždaug yra. Ir dar toks niuansas dėl SIM kortelės. SIM kortelę pasiėmiau už $10, čia man nusirenginėti pradeda. Už $10, žodžiu, galėsiu naudotis 60 GB. Ką jis čia daro? Mano vairuotojas ir vairuoja, ir tuo pačiu stories žiūri, pasijungia, story eina, jisai savo ir vairuoja, ir socialinius tinklus naršo. Žodžiu, viskuom užsiėmęs, vairavimas nėra pirmoje vietoje. Judėjimas čia rimtas vyksta, rodo, tos 10 km mes čia pusę valandos važiuosim, tai su tokio eismu labai tikėtina. Visokie marketai, odos, striukės. Šalmai, suvenyrai, kas tik tai nori. Čia gal reikės pažiūrėti, kokį nors gal nebrangiai rasiu tą stabilizuojantį telefono laikiklį, kuris Lietuvoje 300 € kainuoja. Gal čia pas juos, gal pavyzdžiui, pigiau rasiu. Mes jau visai link centro važiuojam. Maišo. Ir taip jau šitam regione su vairavimu yra, kad važiavimas visą laiką yra su kliūtimis, nėra taip, kad nieks nesimaišytų važiuojant, netrukdytų, nesimakaluotų, taip nebūna. Šiaip jie nepastebėjo, tai toks skirtumas su Šri Lanka, kad Šri Lanka yra kairieji juostoje, eismas vyksta, o šičia dešiniai, taip kaip pas mus. Oficialiai Phnom Penho centre esam jau. Oficialiai. Čia pravažiavom ir ką tik gynybos ministerija, čia kažkas dar vyksta, kažkas statoma. Tai aš gyvensiu visai pačiam centre, iš tikrųjų. Čia kažkas labai žydi, bet kas tai nežinau, bet gražiai atrodo. Atvažiavau į savo gatvelę, aš visam viešbutį gyvensiu, čia šikarnas, bet kainos tiesiog yra biškį didesnis man net negu Bankoke ir labai pasirinkimo kažkaip nebuvo, tai pasirinkau viešbutį gyvent. Va, čia pilnai viešbutukas, kalėdom pasiruošę jie, žodžiu, fainiai, aš gavau 2 aukštą, sakė man čia pasikelt su liftu. Pusrytukai va čia, $5 ekstra, jeigu nori, žodžiu, visai nieko. Spaudžiam 2 numeriuką ir važiuojam. Aš tikras backpackeris, kuprinė ir taip, ir kitaip, visaip. Dabar ko labiausiai noriu, tai tiesiog nusirengti šiltus rūbus ir iššokti kažką lengvesnio, truputį išsitiesti, pailsėti ir eisiu buiteko ieškoti dušų želių, saulės kremo. Taip, mano 203, tai aš suku dešinėn. Čia bus kažkur koridoriaus gale turbūt. Taip, mano durytės.
Liečiam kortelę, atsidarė liktai, veikia. Ok. Taip, tai ką čia turim? Nu va, tvarkingai čia visai. Visai nemažas šiaip tai kambarys. Va, prašau, kokią lovytę. Vaizdas tai yra į niekur, šitą tai jau žinojau. Va, tiesiog. Tai va, tai tikiuosi dabar tik pati lova patogi bus. Čia, sakė, šitie nemokamai, čia jau papildomai ekstra. Šlopansai yra, tai čia, žodžiu, Pnompenyje visai nebloga kaina, 17 eurukų čia yra be pusryčių. Tai dar vienas dalykas, kas man labai primena Tailandą, tai va šitie milijonai kabelių. Viens prie kito. Jau čia žiūriu masažų kainos. Tik dar nežinau, ar čia yra visa kūno $5, dar čia reiks išsiaiškinti. O, dievulėliau, tai $5, ten viso kūno masažas. Ok, neblogai, važiuojam čia. Čia panašu, kad man reiks varadau parduotuvę gal ant kampo. Matyti savo buiteką susipirkti. Buvau žiūrėjus kitus blogerius, kad rekomenduojama į skalbyklą nešant rūbus pasižiūrėti atsiliepimus. Tai kol kas atsiliepimai ten geri, bandysiu palikti skalbykloje rūbus, kad praskalbtų. O tai jau ryt paskutinius rūbus panaudosiu. Priejau savo skalbyklėlę. Čia tradiciškai ir Tailandė va taip yra džiovinami rūbai, jokios džiovyklos, tiesiog išneša ant gatvės, į lauką ar kur išdžiovina ir viskas. Tai kilogramas 1,75, dėl taip mokėsiu $1,5 už skalbyklą, rytoj sakė ateit pasimti iki vakaro. Gerai, dar rytoj vieną porą turiu rūbų, vieną komplektėlę. O dabar bandysiu truputėlį iki marketo pasivaikščioti. Kažkoks yra centrinis marketas labai didelis, bandysiu ten ir pavalgyti. Tai va, tai šiandien labai kažkaip toksai žiauriai komfortiškas oras, toks 26 kažkas tai. Nėra labai dušneko. Bandžiau klausti administracijai viešbučio, ar pas juos čia mieste uodai puola, tai iš 3 karto tik mane suprato. Tai jis sakė, mieste viskas ok, tai repelentų nestepliosiu, turėtų būti ok. Nu, bandau rasti dar porą viečiukio, tai su šaligatviais čia irgi toks liūdnas reikalėlis, kad visi šaligatviai mašino, mopedais, prekyvietėm, prekiam užimta. Tai čia reikia pėsčiomis, kaip sakant, maltis kartu su visa ta transporto priemonių mase. Viso irgi eisme dalyvauja, tik aš jau praeit nebetelpu, nes čia Kiockas važinėjantis yra. Įdomią gatvę radau, čia yra kiekvienoje pusė, nežinau, po kokias 6-7 vaistinės vieni prie kitų. Net nežinau, kuo jie čia viens už kitą mandresni, geresni, bet nesu taip mačius, kad vien vaistinynas aplinkui. Atvažiavau į centrinį turgų. Jis iš tikrųjų didokas, tai dabar pabandom pasivaikščioti. Daugiausiai kol kas matau rūbai, batai, tašės, kurių man nereikia. Aš noriu surasti, kur ir maisto skyrius. Čia toksai Kambodžos gariūnai, grinai, gal po stogu, kad nelytų, saulė nešviestų, čia netgi nekaršta. Nu, juokas juokais, nusipirkau va kokį dalykėlį. Ši čia yra su šitu vadinamu gimbal stabilizatoriumi. Žodžiu, čia to mano drebančiom rankom turėtų padėti, nes stabilizuojasi pagal judesį, kad būtų kadras lygus. Tai jūs nepatikėsit, kiek jisai kainuoja Lietuvoje apie su šitu stabilizatorium, ten 150-200 eurų, aš mokėjau $20. Nu, ta prasme, aš tikiuosi, kad ir kokybė nebus kaip 20, bet who knows, pabandysim, pažiūrėsim. Kaip šiandien labai čia man lengvai apsipirkinėja, priejau dabar Auskaryną, papuošalyną, tai dabar jau reikia manyti, kad gals bendrai gal ir nerasiu, per daug čia man blizga gal. Bet jau kiek tik nori, čia turbūt sidabrai, deimantai, nežinau, viskas, kas įmanoma ir neįmanoma, o čia man labiau tipo tokie, va tokie. Nu, bet jau tokių panašių turiu, gal čia šitų reiktų išvengti.
Visokių kokį, kas nori atskirai akmenuko. Nu, žodžiu, kas turi fetišiukus ant šitų visų akmenų reikalų, tai čia, oh my god, čia prašau, ko nori, kiek nori. Čia ponams sužadėtuvių žiedus, taip sakant, gal visai vietą pirkti, jaučiu, kad kainos nedidelės. Tai aišku, kad neišėjau be auskarų. Čia yra sidabriniai, 90 keli procentai sidabro, tai gal neblogai nešiosis. Nedidukai tokie, man ta kombinacija tokia mirga marga patiko. Nu, žodžiu, čia tokie $19, nu, eurais kažkas tai 18 centais. Kągi, prirodė, kur dabar maisto skyrius. Čia jau man siūlo pipirus, nes čia Kambodžos yra reikalai, daug džiovintos žuvies. Nu, čia aš gal šiandien nežinau, ar nusiteikus džiovintą žuvį valgyti. Reikia, žodžiu, apsidairyti. Čia visokie riešutai, kažkas tai. Palandžiuose aš čia pasižiūrėsim visokios džiovintos krevetės. Jo, čia visko galima rasti. Čia turbūt irgi bus kokias žuves, nes čia žuvų kvapai. Va, gal kam kiaulės kojas. Galvoju, kad tam turgelį dar ir gamina, bet panašu kol kas randu tik tais produktų turgų. Ne, viskas gerai, radau ir tą, kur gamina. Ir dar toks gal ir nemažas. Štai kaip kioskeliai, kiekvienam kioskeliai čia kažką tai daro. Reikėtų apsižiūrėti, ką jie čia turi. Jau kaip kurie čia užbaiginėjo, čia gal užsidaro jau. Žiūrim, kas čia gero. Kažkokie virti kaulai. O, vaikelė, kas čia? Ai, čia troškinti kažkokie tai vabzdžiai. Čia irgi, ai, čia ta sekcija. Nu ne, šitos gal irgi ne. O čia yra krevečių, tokie traškus blineliai, šitų tai esu ragavus kažkada. Tada visokie griliukai, gal vat griliukas koks nieko būtų. Vos ant katės neužlipau. Nu tokie, nežinau, keistai atrodantys šie patiekalai man kol kas. Akis dar nepriprato, čia tai stiklinių makaronų šituose suvinioti visokie reikaliukai. O, mangustinų yra ir durijano. Jau juose užuost galima. Jo, kaip čia suprast, ką čia žmonės valgo. Čia įstriubas tokias viską deda kažkaip tai. O kažkas krabus valgo. Va. Va, čia man toks suprantamesnis gal maistas. Va. Neblogai, čia visai priėjau. Ten irgi tas pats. Kepa iš karto. Sakiau šitą grilintą oktopusą. Sakė, bus va salotytė, čia man jau deda. Ir kažkoks tai padažiukas ir kažkaip turėčiau būti soti. O čia paruošinėja mano maistą. Čia bus mano salotytės, šiaip $5 paprašė už maistą. O čia bus mano patiekaliukas su padažiuku, $5. Skanaujam. Mes su draugyte Šrilankai kalbėjom, ar ten yra daug vaisių. Jinai teigia, kad jai atrodo daug. Aš manau, kad čia yra daug. Nes, nu jūs pažiūrėkit, jau nekalbu apie pomelo, kad jie dar turi mangai, visokių rūšių. Čia dalykai, šitas, man atrodo, suragavus rūgštus yra. Tada, čia net nežinau kas, tada dragon fruitai, papajos. Šitų dar taip ir esu neparagavus. Ličių čia irgi pilna, bananų kelių rūšių.
mangustinai, visokios vynuogės. Šitas, kurio irgi nesu dar ragavus. Jo apie arbūzus, ananasus ir melionus tai nekalbu. Ta prasme, va čia aš skaitau, kad yra daug skirtingų vaisių, nes čia jų yra belenkiai. Nusipirkau jau labai minkštutį mangą už 50 centų, dabar einu ieškoti, kas man supjaustys, nes šičia yra, kadangi daržovių vaisių turgelis, jie neužsiema pjaustymu, jie tik parduoda. Nu kągi, nėra nieko, ko Petraitytė neišsispręstų. Paprašiau vietiniais vyriukės, kad duotų peiliuką, čia man uždyką davė indelį. Susipjaušiu aš tą mangą, žodžiu, ir važiuojam, bus užkandis mano. Tik tais aš galvoju, aš jo neploviau, ką paprastai darau. Tiesiog paėmiau, nusilupau taip su peiliuku. Skanu tai skanu, bet tikiuosi, kad, sakant, viduriai atlaikys. Paprastai Tailande visur gatvė irgi niekas jų neplauna, tiesiog pjausto, lupa ir dalina. Tai sakant, tai gal ir man nieko neatsitiks. Va kokia dar transporto priemonė, dar tokios nebuvau mačius. Čia ir vairuoja tą kėdę ir važiuoja, žodžiu, labai įdomi. Neblogai, vogiams neblogai, va, ir pataiso ir atrakina, va, prašau. Ar su veido atpažinimu, su piršto atpažinimu, manau, kad šitie vyrukai įeis. Aš Balyje esu buvusi tokia parduotuvė. Tai yra tokia parduotuvė, kur jeigu tau kažko ir negalvoji, kad reikia, net neįsivaizduoji, kad tokių dalykų būna, jų čia būna. Tai šiaip tokios parduotuvės, tai ir jos pigios yra. Tai tokiem visokių naminių buiteko mėgėjams, kas mėgsta visokių visiems galam turėti visokių reikalų, tai šitos parduotuvėlės yra jėga. Tai visi ten šampūnai, kremai taip toliau, nu žodžiu, kainos aišku vėl čia tokios labai mažos, nes aš ir šampūno kondicionieriui, kūnui SPF ir kūnui kremą ten, veidui vienkartinių kaukių, žodžiu, keletą, kad įtarpus padarykit, žodžiu, kad ten krūvą daiktų prisirinkau ir sumokėjau 35 eurus. Ir dabar kas kaip kalbant apie kainas, tai nu, radau dar vienoje vietoje iš viso už $3, net ne eurus, už $3 viso kūno valandos masažas. Vieta tokia žiauriai paprasta, bet už $3 nepabandyt masažą ir nuodėmė. Mergaitė mane labai kalbino. Alienis viso kūno valandos masažas už $3. Tai pasidalinsiu, ar patiko. Tai vat, pasiėmiau $5. Šiaip turėtų užtekti $3 masažai. Bet pagalvoju, kad mano toksai pigus masažas nesibaigtų visų mano pirkinių daiktų dingimo. Tai su savim pasiėmiau tik tai dabar telefoną, $5 ir einu pabandyti iš tikrųjų už 3 pasimasažuoti. Dar tokiam nesu buvus, atvedė tokį rožinį kambarį ant lovos. Žodžiai yra ventiliatorius. Tai va čia tas bandymas už $3 bus. Žinau, dar nesu buvus tokia masažė. Pradėkim nuo to, kad tai truko ne valandą. Kai $3, aš dar netgi permokėjau iš tikrųjų $3, aš sumokėjau už kokių 18-20 minučių, čia geriausia atveju. Tiesiog mane ištrynė aliejum. Ir aš net pagalvojau, kad kai paprašai savo bičio, kad pamasažuotų tiesiog kurį vakarą, jis tai atlieka geriau negu šitas $3. Mane daugiausiai to tokių judesiukų, kur plaka, tai mane plakė visą. Ir štrynė čia visą aliejų. Ant tos lovos aš taip aš dabar pakilau, galvoju, kiek čia 100 gal žmonių galėjo ant nekeistos tos patalinės. Nes tas rankšluostukas toks vienas buvo, aš biškį pakildama apsivaliau aliejų ir tada supratau, kad jinai sulankstė atgal į vietą, gražiai padėjo tą rankšluostuką ir visi toliau naudoja. Žodžiu, super, duper. Nu ką, aš labai norėjau pabandyti, ką įmanoma gauti už $3 masažų salone, bet aplinkui tų masažų salonų yra daugiau. Juokinga labai buvo, galvoju, reikia, gal jai sakyt, kad čia man sakė, kad valandą, bet galvoju, ar aš tikrai noriu čia gulėti ant tos lovos, kur net neprieina vienos pusės masažuoti. Man vis tiek širdelė yra nerami, aš noriu to normalaus masažo. Tai $2 nebeužteks, grįžau viešbutį, pasiėmiau 20.
Dublis antras, einu bandyti dar vieno masažo. Žodžiu, čia yra bajeris, kad visi tie salonėliai va taip ant lovos guldo ir jos nesuprato. Vieną nuėjau, atveda ant lovos vėl, ant tokių šilkinių patalų, ateinu į kitą irgi ir aš sakau, dabar vienam sakau, ne, sakau, aš nenoriu. Ir jos nesupranta, sako, kodėl. Tai aš jiems išverčiau su Google vertėju, kad, sakau, visi guli ant tos pačios patalinės. Ir, sakau, jūs patalinės nekeičia, sakau, aš nenoriu gultis, kur visi gulasi. Tai jos sakos, ir nustebo, kodėl tu čia nenori. Nu, dar vieną nueinu, bet man atrodo, kad ši situacija tokia, kad, nu, aš ačiū, gal aš ne. Žodžiu, dar nuėjau į brangesnį, kur $10 prašo už masažą. Ir visur tie patys rožiniai kambariai, su rožiniam šilkiniam paklodėm, šilkiniam pagalvėm, kurių niekas nekeičia po neaišku kiek kliento. Aš gal kažkur kaimuose, kažkur tai paskui rasiu normalesnį spa centrą pasimasažuoti, nes čia tai biškai baisoka. O dieve, aš klausiu, vietiniai tiek suvalgo, man dabar pusė šito bliūdo nuėmė ryžinės, aš kad per daug, čia dabar susakiau labai jau vietinio gal reikalo indiško, ne vietinio, iš tikrųjų, butter chicken, čia aš Lietuvoje mėgstu užsakinėti su basmati ryžiais, tada užsakiau česnakinę nan duoną. Tai žodžiu, sakė, vietiniai čia valgo labai normalu, sakė, čia tik užsieniečiam per didelės porcijos, va taip va. Ok, čia viskas labai keista. Čia yra česnakinė nan duona, joje tiesiog česnako gabaliukai. Pati vištiena tai neprimena mano įprastos valgomos, bet visai nieko. Dabar tik duonytį išragausiu. Jau ne labas rytas, labą dieną. Mano antra diena Pnompenyje. Dabar jau be 10:02, užsisidėjau ilgokai namuose su darbais prie kompo, tai išlindau tik tais dabar ir bandysiu bent kelis, tai bent porą kažkokių lankytino objekto pasižiūrėti. Ir visgi su to masažu radau, reikia Google naudotis, ten yra normalesni spa centrai, taip kokie ir priklauso būti, tai aš gal paskui po visų pasivaikščiimų bandysiu tokį kokį artimesnį šalia namų susirasti, nes labai noriu masažiuko. Atėjau iki nacionalinio Kambodžos muziejaus, jis čia atrodo labiau kaip šventykla turbūt. Taip, bilietukas įsigytas, bilietukas $10 kainuoja ir, nu, reiks truputėlį čia pasivaikščiot. Bandom nuo pirmų durų, žiūrėsim, ką čia rasim. Šiaip man pati aplinka visai patinka. Biški neprotas dar norėjau įsibrauti, čia išėjimas pasirodo. Tai einam šičia pažiūrėti pro tikrai įėjimą. Jau čia matau kaip kuriuos eksponatus. Priklauso muziejams, daug eksponatų. Aš ne iš tų lankyti, kur mėgsta viską skaityti. Tai tiesiog tai pasivaikščiosiu. Patinka ateini prie eksponato. Ir nieko nėra anglų kalba. Nu, supras kaip nori. Bet, nu, ką tikėjimas tas pats kaip ir šito viso regiono, kariavo, aišku, su visais savo kaimynais ir praeito amžiaus viduryje nepriklausomybę atsikovojo. Tai va, o čia visokiausi eksponatai, matyti iš visokiausių tai laikmečių. O iš 597-ųjų, nu, žodžiu. Žodžiai, čia visokius dievus, dievybės. Man čia netgi labiau patinka negu tos visos skulptūros. Pažiūrėk, kaip čia gražu. Čia tuose basenėliuose žuvų yra, čia man ką tik viena iššoko. Priejau ir tą dalį, kur rūbų detalių fragmentų radiniai. Čia vieno iš karalių skulptūra. Nepaminėjau, kad Kambodža yra konstitucinė monarchija. Čia vis dar valdovas yra karalius, ne šitas piešinyje, kitas. Nes čia yra Kambodža mums vadinasi, bet čia pilnai vadinasi Kambodžos karalystė.
Dar praeinu per kiemelį iš kitos pusės. Nu, žodžiu, mane čia labiausiai sužavėjo iš visų muziejaus. Tai vidinis kiemas su sodu. Normaliai. Susimokė $10 tam, kad sodelį pamatyti. Atėjau prie karalių rūmų. Aišku, čia į vidų patekimas nelabai. Tai pasiskaičiau, pasižiūrėjau, kad čia, žodžiu, 1866 ornamentuoti visi šitie rūmai. Pastatyti taip pagal khmerų rašosi architektūrą. Šiaip Kambodža nesiskaito, kad jie kambodžiečiai ir kažkaip jie save laiko khmerais, nes jų ir kalba vadinasi khmerų, ir architektūra, ir kultūra, žodžiu. Tai va, tai tokia trumpa istorijos pamokėlė. Dar $10 ir einu apžiūrėti karalių rūmų teritorijos. Aišku, liepė čia jau man, taip sakant, ilgus apsirengti. Gerai, kad aš skarelę savo turiu, aš mėgstu savo nešiotis. Tai einu pasižvalgyti po teritoriją. Nu, išeiname jau į kiemelį. Nu, čia gražu. Budistų vienuoliai vaikšto aplinkui. Nu, nuo kurios čia pusės pradedam. Gal apsižvalgyti labiau. Labai gaila, bet fotografuoti į vidų negalima. Tai einam aplinkui. Ten tiesiog toks auksinis kambarys buvo, kuriame yra karaliaus sostas, auksinis, yra karalienės sostas. Ir, žodžiu, visa salė auksinė. Aš truputėlį iš kitos pusės atėjau ir žiūriu, kad čia man irgi labai gražus vaizdas atsiveria. Čia tam komplekse toksai ir visai ne khmerų pastatas, čia pasirodo Napoleono III paviljonas. Normaliai. Visoje šitoje aplinkoje toks labai skiriasi pastatas. Čia einu tokiu sodeliu gražiu į sidabrinę šventyklą. Ir sidabrinė šventykla. Šiaip ta pagoda vadinama. Tai yra va, tas bokštelis. Išgirdau šalia šnekančio gido, kad sidabrinė šventykla vadinama dėl to, kad ten didelis kiekis sidabro yra. Nežinau, tai kokią formą, einu pažiūrėti. Angkor Wat maketas. Tai originalą aš jau greitų metų pamatysiu taip pat. Bandau užeiti čia į tą Silver Temple. Šiaip labai didelė tikimybė, kad neleis filmuoti viduje, bet tai kas kopiam, žiūrėsim, kas bus. Tai batų nusivimo vieta. Batukus reikia tvarkingai dėti į lentynėlės. Basutais mano jau įdėkluose. Čia nežinau, kiti prisėda polisėda, ar ką jie čia daro. Ir einam vidun. Kaip ir buvo galima tikėtis. Nebuvo galima nei fotografuoti, nei filmuoti, tai gerbent jų kultūrą, aš to ir nedariau. Pati pasivaikščiau, o jums teks atvažiuoti ir patiems pažiūrėti, nes parodyti negaliu. Bet kas tokio įdomesnio, tai iš principo visos tos šventyklos, jos turi kažkokią tai magiją, nu, man asmeniškai. Ten atrodo kitas pasaulis, ten tie auksai sidabrai, aišku, ten turi daug visokių skulptūrėlių prisistatę įvairiausio. Vienas įdomesnių dalykų, ką pirmą kartą mačiau, tai buvo Budos kepurė, išlankstyta, jeigu gerai pagal spalvą atspėjau, tai 100 rylių kupiūrų išlankstytos taip, kaip atrodo Budos kepurė ant visų įvairiausių skulptūrų. Tai va, tai žodžiu, dvi tokias kepurės mačiau. Tada paukau kaip visą laiką pinigėlių, aš visą laiką tą darau šventyklose. Nu, taip tiesiog mano įsitikinimai tokie, kad reikia dalintis. Tai pasidalinau šiek tiek pinigėlių, apžiūrėjau, pasigrožėjau, pačilinau, pameditavau, nežinau kaip tą visą jausmą vadinti. Ir einu dar truputėlį pasižvalgysiu aplinkui. Oi, kas čia tik tai vyksta? Ant išėjimo grinai.
kažkokia vietiniai daina matė. Čia dar kokį įdomų dalykėlį radau. Čia visa kolekcija yra princų ir princesių lovyčių. Kokį tik tais nori. Anksčiaugi drambliai karalius nerdavo, tai čia yra šita patalpa, taip ir vadinasi baltojo dramblio patalpa. Tai Ganešo skulptūrų yra ir tada įvairiausių tų sostų, ant kurių sėdėdavo ant dramblio visi princai, karaliai ir tų sostų va čia skirtingų truputėlį yra. Kavos pertraukėlė su tikra kava, kažkokį čia susiradau Melbourne Cafe. Biškį prisėdau, nes šiandien normaliai net nevalgiusi, noriu kavos, biškį užsisakiau kažkokį itališką sumuštinuką ir dar truputį pasibastysiu. Turbūt daugiau ingredientų jau čia ir nebetilptų, čia tiek įvairių mėsyčių. Nu, man seilė tystė jau bežiūrint. Rankos laikau 5000 pinigų, nes mano taksi tuktuko tik tais €20 kainuoja pasivažinėti. Tai tokiu kainom galima biškį kojas ir pataupyti. Ir čia yra dar viena priežastis, kodėl dabar važiuoju su taksi, nenupėsčiom, nes pėstiesiam yra visame tame eisme. Tu turi eiti kažkur. Neaišku kur. Šaligatviai nelabai tokie praeinami, jie arba užstatyti, arba kažkaip kitaip nepatogus, žodžiu. Tai už 1 eurą geriau rinktis važiuoti, negu rizikuoti, kad kažkas tai koks mopedas paskins tave. Tai žodžiu, turėjau čia tokių dabar reikaliukų su savo tą lazdą, kurią čia vakar pirkau. Jau įsistačiau telefoną, iš tikrųjų su jie dabar ir filmuoju, tai bus matyti, kiek čia stabilizuojasi iš tikrųjų. Vis dar, kad nusipirkau, ten yra su 2 lempom, jeigu vakare filmuot, viena lempa neveikia, pultelis neveikia, atnešu, jis sako, negražinsim pinigų, nes, nu, tipo, mums gamintos ar tai pardavėjas, tipo, negražins irgi. Tai, sakau, tai, nu, taisykit kažką darykit. Tai, žodžiu, vyriškai šiandien pasėdėjo, sutaisė viską. Tai, žodžiu, ir dar pasiguglinau visgi panašus, kaip mano šitie stovai, nu, gal ne 200, kainuoja 200, ten jau su keliom alkūnėm ir ten nuo pultelio ir sukinėjęs viską, ten mandrybės visas. Tai pas mane netoks mandras, tai maniškis Lietuvoje turbūt apie 40-50 plus ir be lempų. Tai va, tai būsiu vis tiek šiek sutaupęs, žodžiu. Dabar bandysiu nuo šou filmuoti su šitų stabilizatorium, tikiuosi vaizdas bus kokybiškesnis. Tuktukas mane čia biškiai veža, sakė, duok kiek gali, sakau, 2000, nu ne, sako, 3000, 3000, čia nepilnas euras yra, čia 80 centų gal. Aišku, nedaug yra, bet aš čia biškiai užtrukau, tai bijau, kad pavėluosiu į savo masažą. Tai čia tokia karieta, žodžiu, sėdžiu. Atvykau į savo masažo vietą, vadinasi Bali masaž. Užsisakiau Khmerų masažą valandos, jisai kainuos kažkur 15 eurų. Rezervaciją aš pasidariau online, nu maža ką, kad paskui nesėdėti be reikalo. Hello! Tai va, čia tokia faina visai vietytė. Įspūdis neblogas čia visai. Graži. Kaip ir skaičiau, duoda iš pradžio arbatytės atsigerti. Tokia visai jaukia aplinka, ten kažkokį žiedlapį vandenį. Šiaip 5 iš 5 buvo vertinimas, aišku, tų vertinimų ten keliasdešimt, bet, nu, vis tiek, kaip 5 jau nebloga indikacija. Čia į karštą vandenuką su žiedlapiais, biškį paplauti kojytės, čia visokių, žodžiu, kvapukų pridėjau. Tai, žodžiu, mirkinam kojytės prieš masažą. Yes, first time here. First time in Cambodia. Čia kada yra beliniai masažai, tai maždaug taip ir būna, kad per medžiagą daro masažą, kas šiaip irgi yra labai geras dalykas. Ir kaip tailandietiška masažė duoda specialius rūbus apsirengti ir su jais darys dabar man masažą. Okay. Ką tik mane baigė masažuoti tokiuose specialiuose rūbeliuose. Labai panašus tikrai į tą masažą.
mano veidas buvo iškreiptas skausmo. Man taip skaudėjo, bet aš žinau, kad kai skauda, tai masažo metu po masažo paskui toks palengvėjimas ateina. Tai rytoj raumenukus tikrai skaudės, bet iš čia mane išspaudė belė kaip gerai. Tai už 15 eurų, va, žiauriai gerai. Štai procedūros užbaigimas su arbatyte ir kažkokiais škandukais. Žiauriai užskaitau. Dabar liko šiandien dar vienas dalykas. Liks aš gal su daug kodukų. Liko dar vienas dalykas, ką noriu paspėti padaryti, kadangi jau sutemo, tai liko man maisto marketas, night market. Čia rodo eiti kokių 14 minučių. Tai aš pėšku, aišku, čia praeiti, nežinau, pro kur čia eiti. Šaligatviai čia tragiškai atrodo biški. Patys šaligatviai tai visas gerai, bet va jų užimtumas, kažkas vis ant tų šaligatvių yra. Ir eismas aplink visą laiką gerai. Tai dabar, žodžiu, bandau nueiti pažiūrėti, sakė vietiniai, sako, tenais gerai, jeigu nori tų vietinių visų makaronų sriubų. Sriuba gal visai nepakenktų, ir bus proga išbandyti to pačiu. Čia nedėjus net naktinio marketo, matosi, kad vietiniai mėgsta tam tikras vietas pavalgyti. Ir žiūriu, kad čia šitą artėjanti gatvė praktiškai turbūt nemažai tokių kioskelių bus. Tai aš dar čia įsivertinsiu, ar man čia pačiam turgui valgyti, ar čia pas kažkuriuos va vietinius, kur vien vietiniai valgo. Taip jums šitas vaizdas, kur taisyklė pagrindinė važiavimo yra tiesiog neatsitrenkti nieką. O tiesiog be posūkių, be nieko, kaip kas rodo, negali sakyti. Čia dar labai tvarkingai dabar atrodo. Va dabar vienas, pažiūrėjau, kaip jis kerta kelią. Tiesiog kažkaip kerta ir viskas. Kas nori, kokia kryptim nori, tas eina, kas pėsčias kaip aš, kas važiuotas, kaip kam gaunasi. Kažkaip visi be jokių atsitrenkimų, be jokių problemų. Jeigu neįleidžia, ranka mojuoja, kad įleistų. Dabar priėjau senąjį marketą. Ne iki jo išeinu, aš bandau nueiti iki night marketo, jis pagal mane ten ant kampelio. Tik reikia gatvę pereiti kažkaip, čia mane gal praleis kažkas. Čia su visais tuktukais, su visais einu. Pagal mapsą man rodo, kad ten tolyn lygtai tas naktinis marketas. Va, čia ta mano anksčiau matyta transporto priemonė, bet dabar jau veiksme matau. Va, prašau, dėdukas močiutę savo veža. Gerai, tai dabar man reikia perbėgti gatvę. Kažkaip gal dabar mažiau važiuojančių tuktukas gal mane praleis. Upsi. Prabėgau. Gerai, čia panašu į tai. Labai, matau, įdomus konceptas bus. Čia, žodžiu, va taip kažkaip ateini ir sėdi čia ant žemės visi ir valgo. Ok, kažkas naujo. Geras, žodžiu, reikia išsirinkti, kaip suprantu, ką čia konkrečiai valgysi. Duoda matyti, yra net meniukai iš tikrųjų, gali išsirinkti ir eini kažkur tai atsisės. Nu, žodžiu, va čia naujiena. Žiauriai faini. Tai žodžiu, bandau čia tokį dalyką, bandysiu čia sakė, kaip, nu, tokie spring rollsai, tik tai aš taip suprantu formą kitą. Ir bandysiu šitą sriubytą. Sakė, man čia atneš, aš prisėsiu čia kažkur tai. Aha, I can sit there, okay? Aš taip nuciokinau, čia žmonės va taip kažkaip valgo, tai ir aš kažkaip va sėdžiu su bliūdukais visais, savo kuprinę pasidėsiu į šoną. Žodžiu, nieko čia neatneša, va pasiemi tiesiai išsitraukė, tai man čia ateina sriuba. Aha, Coca-Cola už 3000, tai kokiu 90 centų. Laukiu savo maisto. Tai aš įsivaizduoju, kad vėliau truputėlį čia pilna būna, nes dabar tai dar taip pustušiai, čia taip visi susėdę. Sena dar ten kažkokia, reikės nueiti kitą pusę. Tai kągi, atėjo mano maistas.
tie traškus kažkaip juos įdėjau į vidų, aš galvoju, juos tiesiog man duos atskirai. Ir čia jūros gėrybių yra krevetės, turėtų būti kalmarai ir, žodžiu, makaroniukai. Tai rezimuoju savo ragavimą. Praragavau krevetę. Ir dabar dar ir šitus makaroniukus, tai va šitas daiktas, nu toks, nežinau net kaip čia jį apibūdinti, jis toksai be kažkokio išskirtinio skonio, tiesiog tešla kepta. Jie viduje čia net tokį prieskonį, nežinau, jisai toks lyg tai būtų labai daug petražolį, lyg tai kalendrą tokia, turbūt čia tokių česnakiukų dar padažiukų užsipyliau. Tai, nu, ne mano skoniam, aišku, čia įprasta, aš taip kasdien nevalgau ir gal nežinau, ar priprasiu valgyti, bet visai taip vakarieniukė turėti, ši porcija šiaip didelė čia yra. Tai čia yra tik krevetės, tas seafood, čia yra tik krevetės, nėra daugiau nieko kito, dar čia tokia vadinama, nu, tokia salota, kurią čia jie pietryčių Azijoje deda į sriubas. Tai va, tai žodžiu, visai įdomiai, tiesiog aš dėl patirties, taip sakau, vis laik ragavimus darau. Nėra blogai tikrai, paragauti bent vieną kartą reikia. Oi, kokius čia kepinukus kepa. Hello, you like some food you want to make? Aš galvojau, čia kažkoks tai koncertas, bet čia turbūt, kad ne. Tai čia va ta maisto dalis. O čia tiesiog turgelis. Taip, čia tiesiog turgelis su garsia muzika. Šmuckių turgus. Čia pasirodo gyva muzika, gyva. Va, pavargai biški darbe. Prigulė tarp maišiukų snūstelį, važiuojam toliau. Va, yra tokia opcija vakare paplaukioti už $5 valandą laiko. Paplaukioti laiveliu. Tai biški vėloka daros, aš jau norėčiau eiti ilsėtis ir eiti truputį prie kompo padirbėti, tai aš jau dabar šį vakar ne. Gal rytoj sugalvosim. Aš jau einu link viešbučio, radau normalią gatvę, kur galime pėstiesiems eiti. Tai biški ilgiau eisiu, bet eisiu šitą gatvę. Taip einu ir žiūriu, kas šitokio gražaus. Kažkoks tai stendas, va, prašau. Galvojau, bus čia mano įimas namo, tiesiog toks paprastas. Bet ne, čia vis dar nesibaigia, visokie radiniai. Nežinau, čia ar pamoka, ar čia kas čia vyksta. Bet čia prašau ir vyrai, ir moterys prisijungia prie šokių. Čia tai man iš vis į bačiatą panašu. Nu, žiūrim, kas čia bus. Net nesuprantu, kas čia rodo tiksliai, ar šita moteris, ar kažkas. Kažkam tai nei ritmas motais, nei ką. Smagu ir tiek, o ką. O šitas plaukiantis laivelis, kur valandą plukdino. Čia šventyklą vieną radau, dabar jau tamsu, bet šiek tiek jos matosi. Nu, čia ta tokia liūdnoji dalis šitų šalių, o kiek prikrauta. Tai gal čia jau nedegins tiesiai ant gatvės. Ten sėdėjau iš vis tokių bomžiukai ryžius valgė. Žodžiu, skurdžios šitos šalys. Nu, labas rytas mano asmeninėje kavinėje. Vakar vakare nusipirkau prekybcentryje kambodžietiškos kavos. Iš pradžių biškį nusigandau, kad gali tripi, bet žiūriu, kad netirpsta. Tai paragausiu, ne šiaip tai arabika, bet, nu, kažkaip skaniai labai kvepia. Bananų duonos radau biškį, jogurtuką. Pasistiprinsiu ir kažką tai reikia dar šiandien nuveikti. Vakare, kaip ir kūčios. Kažką kūčiams irgi reikės sugalvoti.
bet ta ramybė, kad aš savo sėdžiu su kava, niekur nereikia bėgti, dovanų ieškoti, nieko daryti, yra labai geras dalykėlis. Dabar išėdinį iš viešbučio, aš vėl su savo kompiuteriniais reikalais užsitrukdžiau. Noriu aplankyti 2 parkus, va tokia mano kūčių diena. O ką už €50 judu link pirmojo parko, Coconut Park. Nuotraukos labai gražios, tai aš labai mėgstu tas gražios nuotraukos patikrinti, ar tikrai gražu. Pagal nuotraukas internete, tai čia turėtų būti, gražus prasivaikščiojimas. Tai pradedame turą. Dar nežinau, kodėl aš čia būtent Coconut vadinasi. Laisvalaikio, kas ten su riedlente. O čia toks riedlenčių parkas, kas su kokiais tai dviratukais. Ar tai dar kažkuo, tai žodžiu. Toks turėtų būti interaktyvus parkelis. Kažkas piknikauja tam parke. Aš praktiškai labai susigundžiau dėl šito pastato, nes jisai man kažkaip labai čia gražiai atrodo. Va. Čia kaip suprantu, kavinukės visokios, restoranėliai, bet pats toksai, nežinau, tais žalumynais apaugęs tas pastatas kažkaip labai fainai čia atrodo. Tai dar turbūt kavytės nusipirkt, skanios kavos atsigert gražioj vietoj, visada būtina. Pasėmiau savo kavytę, jinai $2,75, bet aš radau tokią kitokią visai vietelę su sofkutė. Einu ant sofkutės pasėdėti. Gal aš truputėlį tikėjausi daugiau to ploto prasivaikščiojimui, bet kad graži vieta, tai taip, čia daugiau activities tokiais užsiminės, tais dviračiais ir taip toliau. Tai va, tai dabar išsikviesiu, čia tokį radau naują appsą, Pass app. Tuktukams įsikviesti, tai pažiūrėsiu, koks kainų skirtumas su Grab, nes čia šitoj pusėje yra populiarus šitie 2 appsai. Pažiūrėsiu, koks kainų skirtumas, nes lyg tai Grab irgi buvo nebrangus tuktukai. Ir bandysiu važiuoti iki tokio vieno parko. Ir šiandien turbūt daugiau viskas, aš daugiau planų neturiu didelių. Šiaip labai populiaru yra važiuoti ir daug rekomenduojama. Yra į tokius istorinius 2 dalykus. Tai yra į genocido muziejų ir į taip vadinamą Killing Fields. Čia tokia jau liūdnoji Kambodžos pusė. Buvo laikai, kada ten visokie žiaurūs dalykai vyko. Yra ten labai tokia dviprasmiškos nuomonės apie šitus 2 objektus. Vieni sako, kad labai liūdnai atrodo, kiti sako, kad prie tų pačių žmonių buvusių kaulų, kurie vis dar ten kažkur tai už stiklų guli. Alus jau pardavinėjimas, kišami visokie smilkalai ir taip toliau. Tai aš pagalvojau, kad aš gal tokių slogios nuotaikos nenoriu šiandieną. Šiandien visgi kūčios. Tai kas, kad aš jų nešvenčiu. Vis tiek nesinori kažkokiam tai liūdnom nuotaikom būti šiandieną. Tai aš žiūriu pas juos irgi mėgsta balkonėliuose žaliai augint. Atvažiavo mano tuktukas. Tai dabar važiuoju vėl įsikvietus tuktuką vėl per Grab, nes per Pass app kažkaip tai gal 50 centų brangiau. Bet gal pabandysiu pasinaudoti ir tais. Čia truputėlį pasižiūrim, taip sakant, pravažiuojant vieną kitą vaizdą. Štai va, kaip atrodo, iš jūsų pasivėjęs. Čia bus PH Europark. Čia yra didelė teritorija, žodžiu, visokie statiniai miniatiūros padarytos iš tam tikrų objektų žinomų visame pasaulyje, Europoje. Tai čia toksai labai švarus, kaip supratau, labai švari vieta. Jinai, aišku, dabar paruošta yra kalėdoms. Tai dabar mano tikslas prasivaikščio, čia bus nemažas plotelis, bet pabandysiu apeiti. Pradedam nuo pagrindinės aikštės. Čia, aišku, pradedam gal nuo čia, nes matau kitą objektą. Nu, čia jie visokius skanukų turi. Prisiruošia vaikams. Čia toks vaizdas, kad aš kažkaip per anksti gal atėjau.
Nes čia ne viskas atsidarė, ne visi kioskeliai atsidarė. Čia gal toks vakarui labiau, net nežinau. Tai va, žodžiu, kas nebuvo prie Big Beno, gali ateiti į šį parką, nusifotkinti su labai jau netikroviškai tuo padarytų Big Benu, bet to kodėl ne. Čia man gal fainiau tie tokie kalėdiniai pripuošimai, papuošimai. Apie iš kitos pusės, va prašau. Prašom, fotkintis galima jau. Ir jūs tik pažiūrėkit. Sėdinėjuje atsidūrėm kitoj tilto pusėje. Kas nori pasijausti, kad yra Venecijoje, gali paplaukoti gondolomis. Tai jau manęs čia turbūt, kad nieks nepaplukdys. Tai šitas jau Sidnėjaus parkas, tai čia iš tikrųjų viduj kavinukė yra. Va, prie Švyturio. Ne, juokauju, ne prie šito einu. Čia kažkas, bet ir aš ne čia einu vis dar. Ar esu kam sakiusi, kad aš nesu buvusi Paryžiuje? Neskaitau 2 valandų persėdimo oro uoste. Tai dabar galiu pasijausti, kad aš jau čia. Prašau, Eifelio bokštelis. Reikia kokį kampelį rasti, kad nusifotkinti jau prie šito, sakam, baisiai svarbaus objekto. Labai jau čia kalėdinė dvasia visur. Senis šaltis lipa į bokštą. Čia pilnai kalėdiškai pasiruošę, kaip ir priklauso kūčių dieną. Prašau, dar ir Triumfo arka jums čia, jeigu dar ko nors trūksta. Dar kol truputį vaikšto, dar šiek tiek istorijos. Turim galvoje, kad aplinkinės šalys yra kairėje pusėje, eismas čia yra dešinėje. Saiškinau, kodėl, dėl to, kad kai jie laisvę atgavo praeitą amžiaus viduryje, tai čia atgavo laisvę iš prancūzų ir jie netgi istorinėse visose vietose, kaip vakar muziejuje buvau, jie, žodžiu, rašo 3 kalbomis informaciją, khmerų kalba, angliškai ir prancūziškai. Va, tai to vaikelį. Iš atsiliepimų liktai šitas neblogas, nes šiaip gana prastokai atsiliepimai visų šitą pusę esančių restoranėlių. Tai, patikrint, ar skanus maistas, nes pietaut reikia. Kainos šitokos užlenktos, nes, pavyzdžiui, šitą mažytę picutę yra $5. Taip, va. Bent jau pliusas, kad skani, nes didesnės picos kažkokios medium vadinasi, tai yra ir po 19 €. Nu ką, žinau, kaip lietuvėlė beveik kainos. Aiškiai, ką čia pravažiuojant šitą pamatyti, ar galima? Iš tuk-tuko. Oi, koks auksinis pastatas. Man patinka tokie pastatai, jau žiūrėk šventyklą. Arba kažkas panašaus į šventyklą. Tai va, mano kūčių vakarose bus dabar taip. Pasiėmiau čia kažkokios tai fantos. Ir bus pasiplaukimas upe vidury Pnompenio. Žodžiu, va taip, kažkaip pačilinti reikia. Ką, pradedam plaukimą? Žiburiai, kiek daug žiburių. Dar biškelis kampelis. Labai gaila šitos tiltas kažkaip tai nelabai gerai ryškiai matosi. Taigi, čia tie $5, aš galiu pasakyti, čia toks labai ekonominis variantas. Kažkas net savo maistą atsinešė. Tai yra labiau fancy laivelio, bet nereikia gal norėt, mes tai tik $5 susimokėjom. Bet, kodėl, pasiplaukiam, aš šiaip tikėjausi, kad bus vėsiau, nes kažkaip tai vėjelis toksai visai vėsesnis, bet oras Pnompenė iš tikrųjų visai toksai lietuviška vasara, tokia 25-6, vakare 22-3 maždaug tai. Tai va, tai čia tokie berniukai surinkinėja šiukšlės, žodžiu, kažkaip tai vyksta kruizas. Atėjom čia tokią libanietišką restoranėlę. Sako, norit į viršų užlipti, sako. Pabandom. Sako, čia bus su gražiu vaizdu. Tai einam su tuo gražiu vaizdu. Tikrai gražus tas vaizdas. Hello.
O, kaip čia fainai. Yeah. O, čia tiesiai į gatvę judrėje, į upę. Nu geras, kaip čia užtaikėm gerai. Tai čia Humus House vadinasi. Manau, čia bus geras maistas, labai geri vertinimai. Dar prie viso to labai jaukioj, fainoj vietoj. Tai užsisakiau humusą pabandyti, su daržovytėmis dar gavau pitos. 7,5 dolerio kažkas, taip $7. Tai, nu, libaniečiai tikrai moka humusą gaminti. Mano kompanionai pasėmė čia kažkokią česnakinę duoną, bet čia matau su sūrigius, tai skaniai atrodo. Nu, žodžiu, vakarieniaujam su vaizdu. Nu, maistas, tai galiu pasakyti, labai skanus. Aš dabar jau nukrekinau vieną gabaliuką, tą su sūriu, česnaku, nu, šitas labai geras. Bet ir apie humusą nieko negaliu pasakyti, tikrai labai geras ir ne per sūrų, ne kažkaip, tai šviežias daržovytės, nu, šiaip dėsiu gerą atsiliepimą į Google'ą. Labas rytas, jau labą dieną, mano daiktukai supakuoti, nes šiandien reikia autobusu įveikti 4,5 valandos, gal 5 valandas, žiūrėsim, kaip eismas seksis. Žodžiu, vykstu į Siem Reapą, kažkaip taip. Ten praleisiu 8 naktis beros. Tai dabar toks visai nemažas čia gabaliukas, šiaip mašina važiuojant būtų 4,5 tikrai, nes tai yra 300 trupučių kilometrų. Tai nusipirkau per 12 Go Asia autobusų bilietą, kažkas ten apie 13-14 eurų kainavo. Ir, žodžiu, dabar trauksiu autobusu, nežinau, aš ten radau tokių atsiliepimų, kad ten labai crazy vairuotas greitai vairuoja, bet aš nesistebiu, nes jisai atveža per 4,5 valandos, kai kiti per 6. Tai matyt, mažai sustojimų, bus labai greit važiavimo, tai pažiūrėsim jau autobuse, kaip ten seksis.